Turim peilius, turim kirvius. Kaip juos teisingai mėtyti? Tuoj parodysiu. Peiliai mėtymui. Yra du pagrindiniai būdai, kaip juos mėtyti. Sportinis, kur žmogus tiksliai žino, koks atstumas iki taikinio ir pagal tai ima ir mėto peilį. Riešas mėtymo metu va taip nedirba. Jisai yra užfiksuotas. Dirba tik tai alkūnė ir petys. Paėmėt vieną atstumą, kur jums pradeda smigti peiliai ir treniruojate. Kitas mėtymo būdas, kur peilis padaro tik tai pusę apsisukimo ir toliau lėkia tik tiesiai. Čia reikia kontroliuoti. Peilis imamas už rankenos ir reikia kontroliuoti jo nuslydimą nuo rodomojo piršto. Ir tada jisai sminga. Koks to būdo privalumas? Nėra fiksuoto atstumo, kada peilis sminga. Jeigu mes įvaldom gerai šitą techniką, mes galim pataikyti ir iš 2 metrų, iš 5 ir 6. Kirviai. Jų mėtyme irgi turi reikšmę atstumas. Kai metam kirvį, jis padaro arba vieną apsisukimą ir įsisminga, arba iš tolesnės distancijos 2. Irgi turit pasirinkti savo kažkokią liniją ir iš jos turi kirvis įsmigti. Dabar man nepavyko, bet tai nelabai svarbu. Kirvis plieninis, nemėtykit iškart daug kirvių, nes dažnai pataikom kirvis į kirvį ir gadinam savo įrankį. Jeigu susidomėjote, kviečiu jūs pas save išbandyti visą tai kartu. Kaip tai padaryti? Nuoroda aprašyme. O šiandien atsisveikinu su jumis, laukiu laikų ir prenumeratos. Iki!